Šitą filmuką ten parengėm, sumontavom, esu tikras, kad dalį siužetų iš YouTube esat matėt ne vienas, bet jisai skirtas tik tai tiem žmonėm, kurie šią dieną galvoja, kad telefonas yra paskambinimui arba parašyti SMS žinutę. Kaip suprantu, šitoje auditorijoje tokių nedaug yra. Ir tuo labai džiaugiuosi. Tai šią dieną, ką aš pristatysiu jums visiems, tai yra paprastais būdais arba paprastais pavyzdžiais, praktiniais pavyzdžiais, kuo aplikacijų rinka arba kuo aplikacijos gali būti naudingos verslui. Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Pradedu nuo labai paprasto pavyzdžio. Nufotografavom nuotraukas su daug fotoaparatų ir užrašėm klausimą, ką jie turi bendro tarpusavėje. Turbūt daugelis pasakytų, ir tai būtų logiška ir teisinga, kad jie visi fotografuoja, daro nuotraukas. Ir tai yra visiškai tiesa. Bet yra dar vienas dalykas, kas yra visiems būdinga fotoaparatam, tai kad jie atlieka pagrindinę funkciją, o tai yra nuotrauka arba kadrą vieno mygtuko paspaudimu. Net jeigu tenais pažiūrės detaliau į tyrimus, vienas iš pagrindinių apsisprendimų veiksnių perkant fotoaparatą yra mygtuko paspaudimas arba mygtuko paspaudimo garsas. Ką tai bendro turi su aplikacija, tai turi tiesioginį ryšį. Aplikacijose labai yra svarbus vadinamas one-click efektas. Maža to, one-click efektas aplikacijose dar ypatingas tuo, kad išmanūs telefonai turi naują interaktyvumą. Interaktyvumas nelabai lietuviškas žodis, bet jo esmė yra tame, kad telefone interaktyvumas arba pasiekimumas žmonių yra daug aukštesnis negu bet kokiam įrenginį. Įmant kompiuterį, televizorių ir bet kitą įrenginį. Nes jis yra visada šalia žmogaus, visada yra aktyvus, visada yra pasiekiamas, netgi nustatomas pagal vietovę. Taigi vartotojas gali tvarkyti banko sąskaitas, rekomenduoti, pirkti, dalintis atsiliepimais, atlikti užsakymus, būti socialiniuose tinkluose, praktiškai viską. Išmanus telefonas, o vėliau dabar ir pasirodė tabletai, pilnai gali pakeisti kompiuterį. Ir jie yra portabilus ir tuo pačiu yra labai interaktyvus. Tame yra mūsų nuomonė didžiausia jėga ir didžiausia pridėtinė vertė, ko tai gali būti šioje srityje. Judant toliau, aš pabandysiu pateikti keletą pavyzdžių iš pasaulinės rinkos, kaip iš tiesų realiai vyksta nauda tiek finansinė, tiek nefinansinė iš įvairių pasaulio kompanijų, o po to pereisim prie Lietuvos. Prieš perinant prie tos dalies, filmuke matėt keletą nuotraukų iš Haičio. Labai didelis prašymas visų ir turbūt visi tą supras, tai, kas vyksta Japonijoje, yra iš tiesų didelė tragedija ir matote, daug stovi merginų su Raudono kryžiaus maikutėmis, tai nepatingėkite, prieikit prie jų, paskirti kažkokią paramą, aš manau, tai yra svarbu ir svarbu palaikyti mūsų brolius Azijoje šią sunkią minutę. Taigi, perinam prie konkrečių pavyzdžių. eBay. Turbūt nėra šioje salėje žmogaus, kuris nežino, kas tai yra, arba nėra naudojusis bent viena šio elektroninio aukciono paslauga. eBay prieš keletą metų pagamino savo aplikaciją, ją pristatė vartotojams ir štai kokių rezultatų jie pasiekė. Jie šią dieną turi jau 14 milijonų atsisiuntimų, 9 metais pardavė $600 milijonų, šiais metais pardavė už $1,5 milijardo. Įspūdingi skaičiai, jeigu galite žiūrėti į tendenciją, galite įsivaizduoti, kokie skaičiai bus šiais metais ir kokie skaičiai bus sekančiais metais. Tai gali būti 14 arba keliasdešimt milijardų dolerių. Jau ant kito pavyzdį Starbucks, jo nėra Lietuvoje, bet irgi turbūt nėra žmogaus, kuris nežinotų šito tinklo. Jie yra unikalūs tiek savo kava, tiek aptarnavimu, tiek požiūrį į ekologiją ir įmonės valdymą. Mums nepavyko išskirti, kiek konkrečiai aplikacija atneša naudos, nes Starbucks tinkle yra tam tikros lojalumo kortelės, kur vartotojai moka lojalumo kortelę. Jis maždaug veikia kaip iki premijai kortelė prekybos centro, panašus principas. Tai mes paėmėm bendrą skaičių, kiek aplikacija Starbucks ir lojalumo kortelė atneša naudos.
Skaičius panašus kaip ir eBay, kortelė atnešė $1,5 milijardo pajamų. Nes tai buvo puikus būdas išplės galimybės, buvo puikus būdas susijęs su Starbucks sąskaita, buvo puikus būdas pasiekti naujus vartotojus ir netgi tai sprendžia tam tikrus saugumo problemas. Netgi, pavyzdžiui, bankai vieną iš saugumo pagrindinių kriterijų išmaniuose telefonuose įvardina tai, kad telefonas yra visada šalia žmogaus. Netgi jūs čia sėdintis turbūt šiai dienai net nežinot, kur arba numano tik tai, kur yra jūsų piniginė. Ar ne? Nes greičiausiai yra jūsų portfelį arba rankinukė, o gal jūs jau tenais nebėra. Bet kur jūsų telefonas žino visi, nes dažniausiai arba laikote rankoje arba kišenėje. Ne? Tai tęsiant temą apie bankus, specialiai ėmiau pavyzdžių su bankais tam, kad parodyti, kokias nefinansinės naudas galima pasiekti. Atrodo, kas jau kas, bet jau bankams niekas kitas neįdomu, tik tai siekti finansinės naudos, ar ne? Pardavinėti pinigus, kitaip tariant. Dalinti paskolas už aukštas palūkanas. Bet situacija yra įdomesnė. Barclays bankas pas mus jau yra, jisai Lietuvoje vienas didžiausių pasaulyje bankų, padarė paprastą dalyką, jie sukūrė paprastas žaidimas, tai vadinasi Water Slide, nieko labai ypatingo, tiesiog labai kokybiškas, labai geras paprastas žaidimas. Jokios finansinės naudos, jis yra nemokamas, jį gali atsisiųsti bet kas pasaulyje ir žaisti. Bet aš įsivaizduoju, šitoj salėje yra nemažai rinkodaristų ir jie supras vieną naudą, kurią ką tik toj pristatysiu. Šio žaidimo atsisiuntė 10 milijonų ir klientų, ir ne klientų Barclays. Ir jie šią dieną praleido jau 650 000 valandų su Barclays brandu. Lik ir nieko tiesioginiai finansinės naudos nėra, bet iš kitos pusės, kiek tai kainuotų investuoti į reklamą, į televizinę reklamą, į alternatyvę reklamą, kad pasiekti tokį matomumą. Turbūt nemažai. Kitas pavyzdys, kas keliauja čia tiek, gal jau matėt, pirmas bankas, kuris pradėjo reklamuoti aplikaciją. Danijos bankas, Lietuvoje dar nėra tos aplikacijos, bet žinau, kad visi bankai tuo susidomėjo ir kūrė arba tuoj kurs. Danske bankas padarė labai paprastą aplikaciją, jie padarė aplikaciją, kuri turi keletą paprastų funkcionalumų, kur gali pasižiūrėti savo sąskaitą, padaryti tą minimalią transakciją, susikontaktuoti su aptarnavimo centru. Ir joje irgi jokios finansinės naudos nėra. Arba dar kol kas praėjo per mažai laiko, kad ją įvertinti. Na, beje, aišku, yra nemokama. Bet kuris klientas Danijoje gali atsisiųsti. Ir šiai dienai, man atrodo, jau yra 12 šalių tas veikianti. Bet ką jie pasiekė? Kad tam tikrose segmentuose vartotojų 85% klientų pasakė, kad mus bandė pervilioti kiti bankai, norėtų pateikdami geresnį pasiūlymą, bet mes jam pasakėme, kai jūs turėsite tokią aplikaciją kaip jie, mes tada perėsim. Tai tapo vienas iš didžiausių lalumą skatinančių veiksmų. Vienas iš didžiausių klientą priraščių prie banko ir jau nekalbant apie tai, kad kokį pasiekiamumą bankas turėjo tų klientų, kurie įsinstalavo šitą aplikaciją. Gauti grįžtamą į ryšį, gauti vartojimo tendencijas. Tai vat keletą pavyzdžių, kurie realiai veikia šiandieną. Dar pereinant prie Lietuvos, labai svarbu papasakoti šiek tiek apie rinką. Žinau, kad daugelis jūsų domisi tuo, daugelis žino daug faktų įdomių, bet manau, kad svarbu pereiti per tai, kad šiek tiek akcentuoti, kodėl tai yra svarbu, kodėl dabar visi apie tai kalba, ar tai yra galbūt eilinis burbulas, kuris išpūstas, galbūt tai yra kažkokia banga, kuri tuoj praeis. Tai, kad sudaryti įspūdį, mes pavadinom tą smartfonizaciją, vėlgi dar vienas labai lietuviškas žodis. Mes manom, kad ta smartfonizacija arba išmaniųjų telefonų skverbtis yra labai didžiulė. Šitie konkrečiau, jinai tiek išaugo, kad šiais metais pralenks kompiuterių pardavimus arba kompiuterių rinkos dalį. Išmaniųjų telefonų, kuriais jų dauguma turite, absoliuti dauguma, nes mačiau, kokie 3 žmonės pakėlė ranką, kurie neturi jų, jie pralenks kompiuterių rinkos dalį. Grįžtant prie reklamos temos, ypač tie, kurie dirba su rinkodara, žino, kad ekranas turi tam tikrą vertę ir labai didelę vertę. Televizijos ekranas turi labai didelę vertę, kompiuterio ekranas turi labai didelę vertę.
ir tik labai trumpo laiko klausimas, kada išmanaus telefono ekranas bus pats vertingiausias pasaulyje. Jeigu jisai jau nėra šiandien. Išmaniųjų telefonų rinkos dalis pasaulyje. Paprasta sausta skaidrė, bet šiek tiek kainai parodo, kad apie 14 metus išmaniųjų telefonų, visų pasaulio telefonų bus apie ketvirtadalis, nors realiai tai yra 27%, ar tai trečdalio. Kas trečias žmogus pasaulyje turės išmanų telefoną. Kas trečias žmogus pasaulyje galės įsidėkti aplikacijas, kokias tik tai nori. Naudotis jas praktiniam arba informaciniam tikslam. Programėlių paplitimas, dar įspūdingesni skaičiai. 10 metais atsisiųsta programėlių 15 milijardų vienetų. Čia yra ne rūšių programėlių, bet atsisiuntimų skaičius. 12 metais tas bus 50 milijardų. Tie milijardai, jie skamba galbūt taip labai išpūstai ir sunku net su kažkuo palyginti, kas tai yra. Čia yra labai daug, nes skaičiai yra nesuvokiami dideli. Kad palyginti, yra vienas paprastas pavyzdys. Šiais metais aplikacijų rinkos vertė bus apie maždaug 30 milijardų dolerių. Muzikos industrijos vertė šiais metais, įskaitant visas žvaigždės, net įskaitant, kurios dainavo filmuke, vis honorarus, koncertus, visa muzikos industrijos vertė šiais metais bus apie 25 milijardus dolerių. Tai va tiesiog toks paprastas palyginimas, kodėl aplikacijų rinka tapo tokia svarbi, arba kodėl jinai taip augs artimo ateityje. Ir jinai auga ženkliai greičiau negu kitos industrijos. Jinai dvigubėja, trigubėja kas metus. Daug kas manęs ir mūsų kompanijos klausia, tai kiekgi vartotojas vartoja skirtingų aplikacijų? Kiek reikia tų aplikacijų turėti telefone? Čia nėra kažkokio tikslaus atsakymo, mes galim nebent tik tai kažkokią sausą statistiką pateikti. Realiai vartotojas vienas vartoja apie 10-15 įvairaus pobūdžio programėlių nuolat. Amerikoje tai yra kitokia statistika. Mes parodėm netgi su iPhone, nes iPhone paplitęs Amerikoje ypatingai stipriai, kaip ir Lietuvoje, taip ir Skandinavijai. Bet vienas iPhone turėtojas turi apie 50 programėlių, kurias nuolat naudoja. Kas yra normalus intensyvumas programėlių? Tai pasakysiu, ką šitas žodis reiškia. Tai kiek žmogus atsisiunčia programėlių vidutiniškai per savaitę. Pas mus Lietuvoje to skaičiaus dar nėra, jis nėra labai didelis. Amerikoje tas yra kažkur apie 3 skirtingos programėlės per savaitę. Kiekvieną savaitę kiekvienas vartoja vidutiniškai atsisiunčia po 3 programėlės per savaitę. Taigi perinam prie esminio klausimo. Kas vyksta Lietuvoje? Kaip mes atrodome lyginant su pasauliu? Ar mes atrodome gerai ar blogai? Ar mes vystomės sulig bendrom tendencijom ar ne? Užbėgdamas už akių, iš karto pateiksiu atsakymą ir po to jį pagrįsiu. Aš manau, kad mes šitoje vietoje vystomės ypatingai gerai. Mes Lietuva ir lietuviai vystomės ženkliai greičiau negu pasaulis. Mes, jeigu ekonomikoje turime begalę dalykų, kuriais mes galime keikti valdžią ir tam tikrus kaštų didinimo ir brangimo kainų benzino ir taip toliau, bet šito dalyko mes galime didžiuotis ir iškėlę galvą. Tai parodysiu kodėl. Šiai dienai, arba tiksliau 2011 metų pabaigoje bus apie 400 000 žmonių, kurie turės išmaniuosius telefonus. Tai yra pakankamai didelis skaičius, žinant, turint omeny gyventojų skaičių ir gyventojų vidutinės pajamas. Šiai dienai mūsų pardavimai sudaro daugiau negu 50% išmaniai telefonai. Ką tai reiškia, kad mes jau daugiau parduodame išmaniųjų telefonų negu neišmaniųjų. Jeigu pamenat, pasaulinė tendencija 2014 metais bus 27%. Pas mus šiai dienai metų gale bus tas 75%. Mes šiai dienai lenkiam pasaulyje 5 kartus kažkur. 14 metais mes dar stipriau lenksim. Pereisim prie daugiau konkrečių pavyzdžių, bet šitoj salėje sėdi turbūt ir nemažai žmonių, kurie kūrė aplikacijas, jie žino puikiai, kiek tai kainuoja, o tai nėra didelė investicija. Ką tai reiškia?
įmonėm Lietuvos, tai reiškia, kad jeigu įmonė susikūrė aplikaciją, jinai, teoriškai, kabutėsi, vieno mygtuko paspaudimu gali pasiekti 400 000 vartotojų. Kaip pavyzdys, investavusi 10 000 litų, o tą investiciją gali padaryti net smulki maža įmonė, namų ūkis, kirpykla, kepyklėlė, gali pasiekti 400 000 vartotojų. Nemokamai. Net jeigu tik 1% iš tų žmonių ta aplikacija bus įdomi, net mažai įmoniai to užteks, kad, pavyzdžiui, savo pajamas padidinti 2 kartus. Mes inicijavom daug projektų, grinai edukacijos prasme, nieko neuždirbdami iš to ir tik tai tokio švento patriotizmo sumetimais. Organizavom daug renginių ir Lietuvoje jau yra pavyzdžių, jau yra aplikacijų, kurios veikia. Jau yra žmonių ir didelė žmonių grupė, kurie tuo labai domisi, tame mato ateitį. Ir čia gal būtų svarbu paminėti keletą tokių svarbių pavyzdžių. Aišku, medija yra tenais, lokacijos, aplikacijos, kolegas, bus aktualu Alaus radar aplikacija, kaip vyks logino after party, Lietuvos teatro aplikacija, kur galima sužinoti visą informaciją apie teatrus, kurie vyksta šiandien Lietuvoje. Net nustebau, kiek visko vyksta Lietuvoje teatruose, turėdamas tą aplikaciją. TV gidas, be galo patogi programa, aplikacija, kurioje matome, kokias televizijos programas rodoma šiuo metu. Gal jau nemažai jūsų esate įsistaliavę. Taip yra aplikacijos, kurios mes patys esam sukūrę. Parkavimo aplikacija, esu tikras, kad dauguma ją naudoja. Vietoj to, kad žiemą šaltom rankom mėdyti monetas į aparatą, galima tiesiog automobilyje šiltai susimokėti arba papildyti dar sėdint kažkur ofise ar patalpoje. Mes jau šiandien paleidom Wi-Fi aplikaciją, kuri suteikia visiems Auditel vartotojams galimybę visuose Zebra Wi-Fi taškuose prisijungti prie Wi-Fi nemokamai. Mes sulaukiam daug klausimų, bet jeigu mes atsisiunčiame daug duomenų, net jeigu siunčiamės filmą, visi bijo, kad tai daug kainuos. Šiai dienai tai gali nieko nekainuoti absoliučiai. Tos yra visos sąlygos naudotis visom aplikacijų galimybėm. Tai mes turim savo aplikacijų portalą, kurį nuolat naujiname ir sudedame visas be išimties aplikacijas, kurias sukūrimas Lietuvoje. Taigi, apibendrinus šiek tiek, kas yra Lietuvoje. Lietuvoje mes jau turime pakankamai daug žmonių, kurie kūrė kokybiškas aplikacijas. Taip tik pradžia. Mes turbūt dar esame embriono stadijai, bet pati rinka, pati infrastruktūra, jeigu taip galima pavadinti, jinai jau yra paruošta. Mes esam pasiruošę aplenkti net pažangiausias pasaulio šalis šitoj srityje. Trumpas informacinis pranešimas, mes jau organizavom keletą AppCamp renginių. AppCamp, kas nežino, yra renginys, kurio metu kūriamas aplikacijos. Tas renginys vyks rytoj 2 valandą prie Zip FM salės. Galite, kviečiu visus registruotis ir registruotis ne tik tai sukurti tas aplikacijas, registruotis pateikti savo mintis, idėjas, klausimus. Šiandien mūsų pardavimų žmonės prie mūsų Omnitel stendo stovi, gali sakyti visus jūsų klausimus, kokių tik tai kils, plius parodyti, kaip tai veikia praktikoje. Manau, tai yra labai svarbu, kviečiu išbandyti, tai yra nieko nekainuojantis dalykas, o tik tai didelė pridėtinė vertė ir žinios. Apibendrinus, kodėl verta sukurti programėlę, svarbus paminėti keletą faktorių. Tai vienareikšmiškai suteikia įmonėm inovatyvumo. Dar yra nedaug įmonių, kurios sukūrė aplikaciją, dar yra net nebūtinai įmonių, dar yra tam tikrų organizacijų, kurios jas turi. Tai suteikia tam tikrą inovatyvumą. Yra be galo patogi bendravimo aplinka. Yra paprasta, interaktyvu ir paprasta bendrauti naudojant tas aplikacijas. Ypatingas klientų pasiekiamumas. Pateikėm keletą pavyzdžių su bankais, tai yra labai didelis klientų pasiekiamumas. Rinkos potencialas, kuris auga keletą kartų per metus. Konkurencinis pranašumas ir skirtinumas. Šiai dienai tas yra labai svarbu. Ypač po krizės visas verslas galvojo ne tik kaip atleisti žmonės arba kaip sutaupyti kaštų, o kaip tapti skirtiniais, kaip pasiūlyti tai,
ko negali pasiūlyti niekas. Tai yra sunkiausias klausimas. Šitoj srityje tą galim padaryti. Beje, be didelių investicijų. Tai yra, be didelių investicijų galima pritraukti naujus klientus. Koks mūsų vaidmuo šiame ir kaip mes galim prisidėti, mes galim užtikrinti, kad sukurtas programėlės per šitas App Campus pasiektų iš karto apie 250 000 vartotojų. Mes tą garantuojam, nei paimsim, nei cento, tiesiog dovanojam tą galimybę. Per portalą, per socialinius tinklus, per Omitel naujienraštį. Taigi kviečiu prisijungti. Į pabaigą, sėdėdami su kolegom, šiek tiek nutarėm pasvajoti arba realistiškai pasvajoti ir uždavėm savo klausimą, kas jeigu Lietuva taptų Europos Silicio slėnis? Galinga idėja, skamba kaip misija neįmanoma, ar ne? Turbūt Kalifornija, kur yra Silicio slėnis, jeigu Kalifornija paimtų kaip atskirą valstybę, tai taptų 5. ekonomika pasaulyje. Ar ne? Tai tas Silicio slėnis tą tokią įtaką turi. Bet kaip pasižiūri detaliau, yra labai daug sričių, kur mes Lietuvoje esame numeris 1 arba numeris 2 pasaulyje. Ir tai nėra iš piršto laužti faktai. Puikiai žinote mūsų pasiekimus lazerių technologijose, biotechnologijai, dabar aplikacijų srityje. Buvo neseniai susitikimas Skandinavijos šalių ir Baltijos šalių premjerministrų pas Jameso Cameroną. Taip pat dalyvavo daug atstovų iš verslo pusės ir pasibaigus tai pristatymui Cameronui uždavė klausimą, tai kokie 2 punktai iš viso susitikimo prisiminimo apie Lietuvą? Cameronas atsakė, Lietuva yra turinti geriausią interneto priėmimą pasaulyje ir tai yra numeris 2 pasaulyje, kas liečia aplikacijų vystymą. Žinoma, Gedžersų, jos vadovui Lija Laursu, prieš akį įtaka čia yra labai didelė pagarba jam. Bet tas jau išsakyta Anglijos premjerministro. Stipri žinia. Ir manau, verta šitoj vietoj susimastyti. Ne? Netgi realu, kad Styvas kitais metais pasakytų, kad Lietuva yra labiausiai inovatyviausia šalis aplikacijų srity. Ar tikite tuo? Aš tikiu. Bet tema yra labai didelė ir nekviečiu ją diskutuoti, labiau, kad logino koncepcija yra kitokia, jūs net nėra galimybės užduoti klausimų ir atsakymų. Mes sudėjome į linką, kur galite išsakyti savo nuomonę, komentarus, užsiregistruoti ir pavystyti šitą temą. Mielai prisijungsime ir pasidalinsime tomis žiniomis, ką turime. Ir tikiu, kad čia sukursime ne tik tai skirtinumą versle, bet ir Lietuvos išskirtinumą pasaulyje. Ačiū už dėmesį.